Čia yra Tiny Whoopas, super mažas droniukas skirtas skraidyti patalpose. Jis yra toks mažas, kad su juo galite skraidyti miegamajame, vonioje ar net garaže. Mano Tiny Whoop kelionė prasidėjo, kai nusprendžiau, kad noriu daugiau treniruoti skraidyti tikrame pasaulyje, o ne simuliatoriuje. Todėl šiandien pabandysime išmokti skraidyti su tokiu droniuku, pasiekti visus jo limitus ir įveikti 3 pažangos lygius. Pirmas žingsnis šioje kelionėje, aišku, yra įsigyti tokį droniuką. Lietuvoje tą padaryti galima droneacademy.lt puslapyje, kur rasite visą naujausią DJI įrangą, FPV dronus, skraidymo mokymus ir visas kitas susijusias paslaugas. Kaip savo pirmąjį pirkinį išsirinkau Beta FPV R65 droną su Radiomaster Pocket pulteliu ir Skyzone Cobra akiniais. Gavus visą įrangą, beliko prasikeikti valandą laiko bandant prijungti pultą prie drono, o paskutinis žingsnis yra su akiniais rasti FPV dronų skleidžiamą analoginį dažnį. Jūs net neįsivaizduojat, kokių dalykų tame analoge galima pamatyti. Sėkmingai ištrūkus iš to analoginio pasaulio, pagaliau buvo galima pakilti į pirmąjį skrydį. Tai pasirodo, skraidymas su tokiais Tiny Whoopais yra visiškai skirtinga patirtis negu simuliatorius, nebent simuliatoriuje skraidai labai suspaustose aplinkose, ko aš nedariau, tai dėl to jausmas, kai būčiau pirmą kartą pasiėmęs pultą į rankas, bet manau, kad viskas čia yra kaip ir simuliatoriuje, kad kuo daugiau praktikos įdėsi, tuo viskas seksis geriau, todėl negaištam laiko ir einam treniruotis. Pirmasis iššūkis buvo tiesiog apsiprasti su dronu, tai reiškia pakilti iš vienos vietos, nuskristi į kitą ir sėkmingai nusileisti. Atėjau į tikriausiai erdviausią patalpą namuose, garažą žinoma, ir čia bandysiu įveikti dar vieną lygį. Triukus atlikti buvo tikrai labai sunku, nes erdvė buvo maža ir aš apsivertimo metu tiesiog pasimesdavau, kur yra grindys ar lubos. Tačiau po šiek tiek praktikos pavyko atlikti pačius paprasčiausius pasivartymus. Ai! Vos savo į galvą neįskridau. Keičiam bateriją ir bandysim pasidaryti šiokį tokį kliūčių ruožą. Tai kaip ta mūsų trasa atrodys? Pradėsime nuo čia. Skrendam, pralendam pro kėdės apačią. Tada pralendam pro kitos kėdės apačią ir čia vat bus finišas. Turim pralyst pro šitą tarpą. Gerai. Turim. Einu savo, kaip sunku buvo. Visas baterijas išnaudojau. Tai dabar mūsų droniukas atrodo taip, toksai truputį angliakasys, nes visas apdulkėjęs, bet šiaip vienintelė vieta tai va čia, truputį įskilo priekyje apsaugėlę. Šiek tiek pramokus ir paskraidžius viduje, sekantis logiškas žingsnis, man atrodo, kad yra išsinešti šį droną į lauką ir tikėtis, kad jo nepasiglemš vėjas. Atvažiavome vietą su tokiom, kurio kainom taip va geriausias transportas. Bus labai įdomu, nes čia yra žymiai daugiau vietos negu namuose, tai manau, kad bus truputį arčiau patirtis prie simuliatoriaus. Welcome to HTX and Flight Mode Horizon. Visai kas kita. Kiek daug iš karto turi erdvės. Skirtumas lauke skraidant, kad labai greit pasibaigia baterija. Viduj nereikia tiek galios naudoti ir gali skraidyti kokias 4-5 minutės. Lauke 2 minutės ir viskas.
my name on a diner cup. Kartu su Kauno ugniagesiais pripylus pilną Nemuno vandens iškeliavau į naują skraidymo vietą. Dust in my hand, I know this road like the back of my hand. Your house sits out where the pine trees bend. One porch light burns like a... Turim šiandien tokį operatorių. Vėjas kartais, kai papučia, tai visai stiprus gūsis būna. Tikiuosi, kad nenuneš man to droniuko. Antrosios vietovės užduotis buvo įveikti kuo daugiau mažų tarpų. Ir priešingai nei su Avata, čia žymiai jautiesi saugesnis bandydamas pralysti pro visokius tarpelius. Tai va tas yra labai smagu, kad tu gali žymiai daugiau eksperimentuoti tikram pasaulyje. Ieškot savo mažylio. Suradus droniuką, manęs laukia paskutinė ir sunkiausia užduotis. Na ir paskutinė vietelė šiandienos, tai tokia miško užuovėje, nes šiaip labai stipriai pakilo vėjas. Jeigu ne tokio aplinkoje, jau būtų nelabai įmanoma skraidyti. Šiaip jo atsparumas šito droniuko, tai mane labai stebina. Kiekis, ta prasme, gali kartu trinkteltas būti ir vis tiek skristi, tai yra tiesiog neįtikėtina. Tas tarpas, kaip manot, įmanomas, va šitas. Šios vietos užduotis buvo sujungti triukus su tarpais. Apsiverčiu pro medžio šaką ir tada pro šitą tarpą praskristi. Šiaip atrodo jis tarpas, kad nėra mažas, jis ganėtinai didelis, bet su akiniais tai visą laiką tie tarpai susitraukia ir kai skrendinu nėra taip lengva pataikyti. Trasa man tikrai nepasirodė iš lengvųjų, todėl gana greitai buvau likęs su paskutinė baterija. Keičiam paskutinę bateriją. There ain't no problem big enough that I can't make it worse. Ain't no whiskey of any proof that I cannot outburn. You can say, hey, go to hell, but it done. Baterijos įtampai pasiekus kritinį lygį buvo galima nujausti, kad artėja paskutinis mano bandymas. Viskas. Eina sau. Su paskutinės baterijos, paskutinių likučių. Bet buvo labai smagus iššūkis. Lauko etapas įveiktas ir vyniojamės namo. Na ir apibendrinant, turiu pripažinti, kad skraidymas su Tiny Whoop droniuku buvo tikrai sumenkinanti patirtis, nes atrodė, kad vėl viską turėjau pradėti nuo nulio, bet kai šiek tiek pramoksti ir paskraidai, tai visas procesas pasidaro labai smagus. Tai įgyjom drono konfigūravimo žinias, kurios yra labai panašios didėjant dronam ir manau, kad sekantį kartą bus galima imti žymiai didesnį droną ir iš karto įskraidyti į lauką. Jeigu norite ir patys išmokti pilotuoti FPV dronus, tai labai rekomenduoju užeiti į droneacademy.lt puslapį ir išsirinkti savo pirmąjį droną. Labai ačiū jiems už pagalbą ruošiant šį vaizdo įrašą, visas nuorodas paliksiu aprašyme, o su visais atsisveikinu iki sekančio karto.